Sveiki, šį kartą pakalbėsime apie papildomas kūno apsaugas. Jas galima skirstyti į du tipus. Tai yra gatvės motociklo vairuotojo papildomas apsaugos ir bekelės motociklo vairuotojo apsaugos. Taigi, pradėsim nuo paprastesnių apsaugų. Tai yra, kadangi gatvės motociklo vairuotojas jau savaime turėdamas tekstilinę arba odinę aprangą, jis turi visas integruotas apsaugas, bet yra galimybė papildomai įsidėti tokią kaip papildomą ilgesnę nugaros apsaugą, kuri suteiks papildomos apsaugos jūsų stuburui. Į nugaros apsauga jinai yra taip pagaminta, jog leidžia lenktis į priekį, tačiau blokuoja lenkimąsi į stuburui atgal. Taipogi leidžia judėti papildomai jūsų viršutiniai nugaros daliai į šoną. Esant šiltiems orams, daugelis nori vairuoti motociklą su džinsais. Būna džinsų su kevlariniam apsaugom, jeigu jūs tokių neturite. Yra labai patogus dalykas, tai yra minkštos kelienų apsaugos, kurios sukietėja nuo smūgio ir jas galima dėvėti po džinsais. Šarvai be plastikinių apsaugų, kuriuos galima laisvai užsidėti ant kurių striukė. Jeigu jūsų striukė nėra integruota alkūnių, pečių ir nugaros apsauga, laisvai galima užsidėti tokius šarvus ir ant jų dėtis jūsų striukė. Arba esant karštų vasaros metu, kai būna labai šilta, tiesiog galima važiuoti su tokiais šarvai. Bekelės motociklų vairuotojus apsaugų yra žymiai daugiau ir jos yra, pavadinkim, žymiai rimtesnės. Tai jeigu pradėt nuo kelienų, tai paprasti mėgėjiško tipo kelienai be šarnyro. Jie neturi šarnyro, jų lankstymasis yra pakankamai sunkus. Ir jie yra vieni patys paprasčiausi ir patys pigiausi daiktai. Toliau eina kelienai su šarnyru, kurie padeda lengvai lankstytis jūsų kojai, nesukelia papildomo diskomforto sėdint ant motociklo. Bekelės motociklo vairuotojo šarvai turėtų būti pilnai su alkūnėmis, pečiais, nugara ir priekiu, su papildomais suvaržymo diržais, kad visos apsaugos atsistotų į savo vietas, kadangi čia nėra nei tekstilės, nei odos, kuri galėtų prilaikyti tas visas apsaugas savo vietoj, todėl viskas yra sutampama su specialiais diržais, kurie pastato visas apsaugas į savo vietas. Taipogi, neišskiriant dailiosios lyties, produktų gaminama ir joms, su atitinkamus formos pritaikyto moteriškai figūrai tokie šarvai. Dar viena nemažiau svarbi rimčiau važiuojantiems vairuotojams apsauga, tai yra kaklo apsauga, kuri yra nuo šiol privaloma visose varžybose enduro ir kuri padės jūsų kaklą apsaugoti nuo traumos. Siekiant maksimalios apsaugos jūsų kojoms, yra kuriamos specialios apsaugos kojoms, kurios saugo ne tik nuo tiesioginio sumušimo krentant ant kelieno, tačiau ir nuo išlaužimo į priešingą pusę bei į šonus. Taipogi jų būna kelių skirtingų formų, tačiau visų jų vienoda yra paskirtis. Tai yra šarnyras, kuris blokuoja kojos laužimą į priešingą pusę. Taigi, saugaus kelio ir gerų įspūdžių.